tai sapnas, vėl aš kelyje, vėl sparnai į tolį neša, vėl širdį liepsna. Laisvas tartum vėjas, laukiu tos dienos, kol žvaigždė parodys man kelią atgalios. Švieski žvaigždę aukštai, kad naktyje nepaklysčiau, keliavau taip ilgai, veski ten, kur žali ąžuolai. Švieski aukštai mano žvaigždę, švieski viena man likai. Žinai, man kartais atrodo, kad tu viską matai. Papasakot, ką matai? Aha. Žinai, dabar žydi pienės. Bitės medų jose renka. Uodai. Meilė žaidimų šoka. O žinai, tavo gandras tai dabar vaikšto po pievą. Ir varles renka. O vadanguje tai vanagas ratu suka. Gražu. Ar tikra tai sapnas, vėl aš kelyje, vėl sparnai į tolį neša, vėl širdį liepsna. Laisvas tartum vėjas, laukiu tos dienos, kol žvaigždė parodys man kelią atgalios. Švieski žvaigždę aukštai, kad naktyje nepaklysčiau, keliavau taip ilgai, veski ten, kur žali ąžuolai. Švieski aukštai. Pateiks? Ne, tai matai, ką tu sugalvoji. Kaip galvoji, Jurgai patiks? Aišku, patiks. Gražuolis. Taip. Tavo anūkė, Gabija. Oi, guodėja, guodėja. Patiko. Man paguoda visą, ką pasiūlė. Ačiū tau. Nereikėjo. Reikėjo. Čia yra mažiausiai, kad galėjau padaryti. Kaip gražu. Ačiū. Žinau, kad mano širdis visada yra su tavimi. Viskas čia per ją. Per tą prakeiktą mergą. Per tą Eleną. Nereikia taip, nereikia. Ko taip? Nu, kada tu toks nuolankus pasidarei šitiems kaimiečiams? Gal tave žolininkas kokiom žolelėm užšėrė? Per ją mes viską praradom ir jau už tai sumokės.
Nereikia, Aukselė. Nu, ko tu iš pirmos dienos jau tokia pikta pasidarė? Aš jiems tokį cirką visiems iškrėsiu. Pamatys jie dar man visi. Jūs tikrai domina šitas darbas? Taip, žinoma. Puiku. Sveikinu naująją mūsų mokyklos lietuvių kalbos mokytoją. Ačiū labai. Norėtumėte apžiūrėti mokyklą? Taip, mielai. Mama, paprašyt noriu. Močiutė kažkas negerai. Jai visada kas nors blogai. Bet jis sakė, kad šiąnakt mirs. O aš labai bijau. Sakė, kad testamentas pintutei. Na, jeigu kas nors netyčia atsitiktų, būk gera, pranešk man ką. Nieko jai neatsitiks, paistalai. Mama, nu prašau. Na gerai, jau gerai. Tai iki. Tai iš kalėjimo pabėgai. Nužudyti mane nori. Kągi jūs čia šneka dabar? Neturiu išgert, viską pardaviau. Aš negeriu, nenoriu gert. Tai ko tada nori? Kogi jūs čia taip įsibaiminot, aš padėt atėjau. Ar galiu? Tai ką? Iš kalėjimo pabėgai? Nepabėgau, paleido mane. O tai kur Jurga? Ir kas iš viso? Areštiniai buvau, ne kalėjime. Aha. Areštiniai. Tikrai nevalgysi? Susikišk tu tą savo maistą. O tavo tėvas taip stengiasi. Tai skambink jam ir valgykit kartu. Ne, tikrai nenori. Ne, tu gerai, durnas. Kiek aš tau kartų galiu kartoti? Nenoriu. Atsiknisk. Blogai darai, kad nevalgai. Aš dietos laikausi. Bloga ta tavo dieta. Vat aš ir sakau, mums reikia baigti su tom skyrybom. Vieną kartą, ko mes čia tasomės po kokį gabalėlį, tai tą dalinam. Baigim ir viską. Ir Auksei bus aišku, kad nieko jin mums nebepadės. Tu ir esi tas, kuris dėl visko draskos. Gerai, aš būsiu nuolaidesnis, gerai. Vat kitą savaitę paimam, sudedam taškus, kvit ir viso. Gerai, tvarkoj. Kitą savaitę. Ką čia veikėt? Pirmininkė. Tai va, jau jūsų pagalbos nebereikia. Jau skelbimas yra pašto tarnyboj. Paruoštas išsiuntimui. Anelė, na nekvailiok. Aš nekvailioju, aš jau prisikvailiojau. O dabar protingai elgiuosi. Nu, Aneliut, šitas skelbimas, nu kaip skelbimas. Nu, bet o kiek šaukėt? Nu, sakau, nu, kiekgi prašot, kokią kainą, nu. Tai jūsų sodybėlė visai tokia niekur, tai aš pinigėlių pasitaupęs, gal paimčiau, jeigu kainą suderintume. Nu, kad aš dar neapsisprendžiau. Na tai, skubiai, Anelė. Na, pagalvok, palauk. Paklausyk, yra tokia knyga. Mūsų šeimos knyga. Ten surašytos visos mūsų gydymo tradicijos. Ir receptai, ir burtai, ir užkeikimai, ir užkalbėjimai. Žodžiu, viskas surašyta.
Bet aš neprisimenu tos knygos, keista. Neprisimenu, tai aš tau jos ir nerodžiau. Negi tada tau buvo įdomu. Bet man dabar tėtė įdomu, kur yra, aš toj pat atsinešu ir mes pasižiūrim. A tai, kad jos nėra. Ji dingo. Kaip tai nėra? Dingo. Dingo? Tik... Bet aš žinau, pas ką ji yra. Pas ką? Pas tavo dėdę. Pas kunigą Karolį. Pas dėdę Karolį. Seniai norėjau paklausti. Kunigė, o jeigu jūs vyskupu paskirtų? Visku. Čia nelabai realu. Ne, aš teoriškai. Linksmas tavo klausimas. Kunigė, o jūs kaip? Ar lengva būtų išvažiuoti iš savo kaimo, palikti tą kaimą, bažnyčią savo palikti, žmonės savo palikti, į didelį miestą važiuoti? Jeigu tokia būtų Dievo valia, žinoma, vykčiau. O širdis? Ar širdis neskaudėtų? Prisirišimas prie žmonių, kaip sakai, yra ir negali širdis neskaudėti. Juk visiems jiems tą savo širdį ir atidaviau. Bet jie niekur nedings. Jie ir pasiliks širdyje. Su jais kiekvieną vakarą maldoje susitiksiu. Tėti? O, sveikas. Pasikalbėt kaip tik norėjau. Ne, tėti. Čia aš noriu su tim pasišnekėti. Ar tu man gali papasakot, kas vyksta tarp tavęs ir naujosios mokytojos? Aš mačiau jūs gatvėje. Manęs ir mokytojos. Tik nemeluok. Nelabai moki ir atvirai pasakius, nelabai tau tinka. Ir nereikia. Aš manau, pats laikas spėjau kai ką pasakyti.